Taigi norėčiau pristatyti Jums šiandien mūsų palydovo Lituanica Sat1, pirmojo ryšio užmezgimo su mūsų stotimi ir pirmųjų lietuviškų žodžių transliavimo schemą. Taigi, kaip tai schematiškai turėtų atrodyti, pabandysiu paprastai, aiškiai visiems paaiškinti. Taigi, įsivaizduokime, kad mes turime Žemės paviršių. Štai yra mūsų palydovo skriejimo trajektorija. Mūsų palydovas skrenda štai čia, yra jo antenos. Štai šiame taške yra mūsų, reiškia, Vilniaus universiteto radijo klubo Žemės stotis, kuris seks palydovą. Jis yra ant aukšto stiebo. Kai tik tai palydovas iškils virš horizonto, tai yra kuomet štai horizonto linija, mes turėtume pradėti girdėti silpnus labai su triukšmu palydovo signalus, kadangi atstumas bus labai didelis ir radio ryšio signalas bus labai slopinamas. Tačiau, kai tik tai palydovas pakils aukščiau virš horizonto, maždaug apie 45 laipsnių virš horizonto, jisai taps pakankamai aiškiai girdimas, atstumas nuo jo iki Žemės stoties turėtų sumažėti apie iki 500 maždaug kilometrų ir tuomet mes priiminėsime iš jo signalos viso jo praskriejimo virš Lietuvos metu ir vertinsime, kokia yra palydovo būklė. Ar jisai yra pasirengęs vykdyti eksperimentus, ar visos sistemos veikia kaip numatyta. Ir tuomet mes pasiūsime radio signalą į palydovą. Palydovo priėmimo antenai ir imtuvas šį signalą iškoduos ir turės atsiųsti atsakymą. Tai yra, kad jisai priima mūsų signalą. Kai tik tai mes įsitikinsime, kad palydovas priima mūsų signalą, mes pasiūsime jam antrą signalą tam, kad inicijuoti pirmųjų lietuviškų žodžių balso pranešimo ištransliavimą. Ir priėmę šį signalą, palydovas turėtų keletos sekundžių bėgyje pradėti reiškia, balso pranešimą, kurį girdės ne tik Lietuvos gyventojai, bet ir maždaug 2000 km spindulių apie Lietuvą išsidėsčiusios šalis. Linkėjimai visiems lietuviams visame pasaulyje.